Taip, įjungiau diktofonus, tai dar kartą labas vakaras. Tie, kas esat čia šį vakarą ir tie, kas žiūrėsit įrašą. Va, jau pasisveikinom, paklausiau, kaip sveikatos, kaip gyvenat, nes noriu šiandien truputėlį apie ligas pakalbėti. Kelias minutės labai trumpai. Prabėgo mintis paskutiniam dienom apie tai pasidalinsiu, kad pas žmogų fizinė liga, fiziniam kūne, jau kai daktarai nustato kaip ligą, ne tik kad simptomai kažkokie, kad skauda, bet neaišku kas, tai dažniausiai atsiranda dėl 3 priežasčių. Pirmoji priežastis, kuri yra pati tolimiausia, pati tokia mažiausiai apčiuopiama, tai yra karminė priežastis. Kai iš praeitų gyvenimų mūsų įspūdžiai, tokie supaketuoti kodai yra perdodami į kauzalinį kūną ir iš ten jie kaip karma persiduoda į kitus gyvenimus. Ir jeigu tokia liga ateina, kaip priežastis kažkada padaryta seniai, kaip pasekmė ateina liga, o priežastis padaryta kažkada labai seniai, ir žmogus to nežinodamas vien tik tai gydo fizinį kūną, geria kažkokius vaistus, vaistažolės, tai nelabai duoda rezultatų. Rezultatai gali būti tik laikini kaip simptomų nuėmimas. Ir tokiu atveju pas gyduolius, kurie dirba su energijom, dažniausiai tokie žmonės ir ateina. Ir pas mane tai būdavo, kad ateina žmonės ir sako, 10 metų einu pas visus gydytojus ir niekas neranda priežasčių, o liga nesitraukia. Tai gali būti, kad ta liga ateina, kad jos priežastis yra karminiam kūne ir tada mums jau reikalingos tokios gilesnės žinios, tos dvasinės, ezoterinės žinios, kaip su tuo tvarkytis, kaip tos karminius įspaudus, kodus paleisti, kad išsilaisvintų ir žmogaus nebekamuotų. Kitas dalykas, aišku, yra šiuolaikinė turbūt problema didžiausia žmogui, tai yra įtampa ir stresas. Tai yra antroji priežastis, kodėl žmogus suserga, tai būna būtent tas psichologinis lygmuo, kai ateina liga nuo įtampos ir kažkas organizme sutrinka. Tai šiuo atveju vėlgi vien vaistai fiziniam kūnui, kad nuimti simptomus nepadeda, mums reikia keisti savo gyvenimo būdą ir daryti kažkokias terapijas, kad mažiau įtampų gyvenime būtų. Ir trečioji, aišku, priežastis yra, kai grinai fiziniam lygmenį kažkas nusimuša. Kažkaip prisiminiau savo chemijos dėstytoją, kai buvau studentė, jinai taip gražiai davė pavyzdį, kad į mūsų organizmą patenka daug įvairiausių cheminių elementų ir jie keičiasi atomais. Iš molekulės atomas atsiskiria ir prisiklijuoja kitur. Ir taip sudaro visiškai naują darinį. Ir tokiu atveju mūsų maiste, nors aš mokiausi tai prieš 30 metų, bet jau chemijos dėstytoja apie tai kalbėjo, kad vis daugėja chemijos, oras užterštas ir nuo maisto mes į save įdedam kažkokią chemiją. Plius ten koks nors oras, užterštas, mašina pravažiavo, žmogus įkvėpė oro ir gavo dar kažkokių cheminių dalelių ir atsiranda naujas junginys. Ir tai niekaip nesusiję nei su stresu, nei su karma, tai yra grinai fiziniam lygmenį. Ir man šita tema išlindo tokia, todėl, kad labai dažnai žmogus, kuris yra toks labiau materialistiniam lygmenį, jisai klauso gydytojų patarimų, bet nesigilina į tuos gilesnius karmos sluoksnius. O mes tokie dvasiniai ieškotojai, prisiskaitę visokių knygų, prisiklausę paskaitų, kartais turim problemą fiziniam lygmenį, bet mes lendam daug giliau, norim jau ten nuo karmos pradėti save gydyti, tai realiai problema yra tik tai tam fiziniam lygmenį. Tai aš paskatinčiau pasižiūrėti, kad jeigu ateina pas jūs liga arba jūs dirbat su žmonėmis, jūs turite klientų, kurie pas jūs ateina dėl kažkokios ligos, kad tai gali ateiti iš tų 3 lygmenų ir tada jau tas ieškojimas sprendimų, jis yra visiškai iš kitų lygmenų, kad peržvelgti visus tuos dalykus. Ir pradėjau kalbėti apie karmą,
nes žinių jau prisikaupė labai daug ir dabar jau šiandien paskelbiau, kad ruošiuosi lapkričio mėnesį kursui ir noriu jūs pakviesti sudalyvauti kurse apie karmą, apie tai, kokie karminiai ryšiai, kaip jie įsisuka, kaip jie prasideda ir ką mes galim su tuo padaryti, kol mūsų visiškai ten ta karma prie sienos neprispaudė. Tai yra atpažinti ją, kai jinai įsijungia. Ir iš tiesų laikmetis yra toks gan lengvesnis, jeigu tai pažiūrėjus, kai buvo prieš 10, prieš 20 metų. Ta karma labai būdavo chaotiškai įsijungia. Dabar mes turim tokius ramesnius periodus, kai jinai ateina po truputėlį, duoda mums žinoti ir jeigu mes laiku padarom atitinkamus veiksmus, jinai gali būti daug silpnesnė, negu kai žmogus mato, kad dega raudona šviesa, bet sako, ai, man vis tik reikia eiti per gatvę. Tai mes kartais irgi matom, kad įvykiai taip dėliojas, kad mus stabdo, bet žmogus toks užsispyręs būna, kad sakom, ne, man reikia ir viskas, ir eina kiaurai. O paskui gaunas daug bėdų. Tai pakalbėsim, kaip ištirpdyti tos karmos ryšius ir lygiai taip pat agregorinius ryšius. Jeigu karmos ryšius mes daugiau turim su žmonėmis, su kažkokiam situacijom, tai agregoriniai ryšiai yra jau su subtiliaisiais tais laukais. Lygiai taip pat darysim praktikas, būtent stiprinti ryšį su savo šeimos giminės agregoru, kuris dažniausiai būna nedestruktyvus kaip kiti ryšiai, kad jį sustiprinti, o kitus galbūt peržiūrėti ir sumažinti tuos ryšius, neutralizuoti arba pereiti į tokią skaidrę, nematomą būseną, kai agregorai tavęs tiesiog nebepastebi. Tai yra praktikos, kuriomis pasidalinsiu, viską kurse aptarsim ir praktikuosim. Ir dar viena tema įtraukiau prie šitų temų, tai yra tamsos šviesos mokytojai, nes pati turiu patirties ir ją pasidalinsiu. Bet kalbėti apie kažkokius tamsius dalykus, tai aš labai nenoriu, visai ne mano paskirtis, jumis gąsdinti kokiom nors tamsos astralais ir demonais. Tiesiog matau prasme kalbėti apie tai, kad mes turim žinot kažkokius dalykus, bet lygiai taip pat ar ne, kad nuo mažens žinom, kad raudonam šviesoforui degant, kad mes neinam per gatvę, tai lygiai taip pat yra ženklai, kuriuos žinant, tiesiog mes galim save apsaugoti. Mes galim truputėlį koreguoti tą likimą. Ir visos mūsų praktikos, visos meditacijos, jos yra skirtas visgi stiprinti ryšį su savo dvasia, nes dvasia įjungia tą valią ir atstato žmogaus kelią, jeigu jis yra nusimušęs. Jeigu kažkoks agregoras yra pagavęs žmogų kaip kokį voratinklį supainiojęs iliuzijose, tai būtent mūsų ryšys su dvasia padeda atstatyti žmogaus kelią. Ir aš pasakosiu grynai savo tas istorijas, kaip aš išėjau iš mokyklos, kur daug metų buvau ir galvojau, kad tai yra šviesos mokytojas. Aišku, aš įgijau didžiulių patirčių. Tai yra labai vertinga, kad pažinti, kad susigaudyti tame. Ir tiesiog matau prasmę apie tai dalintis. Tai kaip ir pernai, lapkričio 11 dieną, pradėsim kursą, pernai irgi tokiu pat laiku pradėjom. Ir jis bus 7 užsiėmimus 2 kartus savaitėje, pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais 20 valandą. Nebent jums netiktų laikas ir tuomet galėtumėm paankstinti, bet čia jau tarsime su grupės dalyviais. Kitą savaitę sukursiu Telegram grupėje uždarą kanalą tokį, kur bus tik tai kurso dalyviai ir mes ten aptarsim, kokiu laiku yra patogiausia. Teorijos bus netiek jau daug, jinai bus labai tokia trumpa, aiškiai ir konkreti, 15-20 minučių per vieną užsiėmimą ir pusvalandis praktika, nes praktika mums yra daug svarbesnė, reikalingesnė per tuos visus savo subtilius laukus, pajausti ryšį su kūrėju ir pernešti žinias, apie kurias truputėlį ir kalbėsime. Taip, trumpai pristačiau savo kursą, kad susigrąžinti savo asmeninę jėgą, kad susigrąžinti savo šviesą
ir kad turėtų kuo mažiau tų destruktyvių mainų, kad kuo mažiau iš mūsų atimti tos mūsų gyvybinės jėgos ir galėtumėm eiti savo keliu, savo širdies keliu. Gerai. Tai kągi, tiek teorijos čia prieš meditaciją. Atsisėskim patogiai ir medituosim. Tikiuosi mane gerai girdite ir viskas su mūsų ryšiu yra gerai. Niekas nerašo, nesiskundžia, tai vadinasi gerai. Gerai, jeigu turit, atsigerkit vandens prieš meditaciją, atsisėskit patogiai ir užmerkit akis.